Hello and welcome. Sveiki atvykę į naująjį mūsų šeštadienio video. Šįkart kalbėsime apie tokią įdomesnę anglų kalboje naudojamą konstrukciją kaip have something done. Pakalbėsim truputėlį apie gramatiką, pažiūrėsime į tam tikrus pavyzdžius, kada šita struktūra, konstrukcija naudojama ir pakalbėsime apie tai, kokių klaidų reikėtų vengti naudojant šią konstrukciją. Taigi daug visko, tikiuosi, apie ją sužinosite. O prieš keliaujant ir kalbant apie pagrindinę mūsų temą, noriu paskelbti, mano myli žiūrovai, kad jau galima registruotis į mano vedamus nuotolinius intensyvius internetinius kursus, kurių naujosios sesijos pradžia bus gegužės 5 dieną. Tai nuorodą paliksiu komentaruose, jeigu norite atkeliauti į registraciją per nuorodą. Prie registracijos taip pat bus informacija, kur galėsite daugiau paklausyti, pažiūrėti, paskaityti apie kursus. O jeigu norite tiesiai keliauti į registraciją į šio video, tai galite skanuoti šį QR kodą ir jūs nukreips tiesiai į registraciją. O mesgi keliaukime ir pakalbėkime apie konstrukciją have something done. Iš tiesų, ši konstrukcija yra tarsi pagal tokį šabloną arba pagal tokią formulę. Visų pirma yra veikėjas, tada mes naudojame žodelio have formą, priklausomai nuo to, koks yra naudojamas laikas, pagal situaciją, pagal aplinkybės, mes pažiūrėsime apie to praktiškai visus laikus ir pažiūrėsime, kaip susidaro sakiniai. Tada yra papildinys, su kuo kažkoks veiksmas buvo atliktas ir past participle arba trečia veiksmažodžio forma. Tai yra arba veiksmažodis su galūne ed, arba netaisyklingas veiksmažodis, trečia jo forma. Taigi, kada mes šitą konstrukciją naudojame? Šitą konstrukciją mes naudojame tada, kai kažkas yra mums padaroma, kai mes kažką pasisamdome, kai mes kažką užsakome, kad mums būtų kažkas padaryta. Lietuviškai ne su visais veiksmažodžiais, ne su visom situacijom mes galim panaudoti tai, bet pavyzdžiui, skirtumas tarp aš pasisiuvau suknelę ir aš pasisiūdinau suknelę, tokia truputėlį galbūt rečiau naudojama forma, ar ne, kai sakau pasisiuvau, tai aš pasiuvau pati, ar ne, pasiuvau suknelę, pasisiūdinau, tai tarsi kažkas kitas man pasiuvo, bet mes sakinyje to siuvėjo neminim, ar ne, mes tiesiog pasakome faktą, kad man kažkas buvo padaryta. Ir būtent su šita konstrukcija mes labai dažnai pasakojame apie kažkokius tai dalykus, kurie buvo atlikti. Pavyzdžiui, čia turim pavyzdį, I had my car repaired. Mano automobilis buvo pataisytas, ar ne, kažkas tai tokio, ar ne, arba man pataisė automobilį, man sutaisė automobilį. Kai taip sakome, mes suprantame, kad ne aš pati taisiau, ne aš taisiau automobilį, bet jis buvo pataisytas, tai kažkas man jį pataisė. Nors lietuviškai, kai aš sakau, kad automobilis buvo pataisytas, aš iš tiesų naudoju neveikiamosios rūšies sakinį, tai yra kažkas kito, ar ne, ne visada šita konstrukcija have something done gali būti išverčiama tiesiogiai, panaudojama tiesiogiai lietuvių kalboje. Todėl ją reikia išmokti tokią, kokia yra anglų kalboje ir pabandykime tokią ją panaudoti. Taigi, I had my car repaired. I veikėjas, had, tai žodžio have forma, kadangi kalbam apie praeitį, tada papildinys, kas buvo, su kuo buvo kažkoks veiksmas atliktas, my car, ir tada trečia veiksmažodžio forma, repaired. Dabar pažvelgsime į visus pagrindinius laikus ir pažvelgsime į keletą pavyzdžių, kaipgi mes kiekvienam iš tų laikų šią konstrukciją panaudosim ir tuo pačiu pažiūrėsime į pavyzdžius, ar ne, kokiose situacijose mes šitą konstrukciją galime naudoti. Taigi pradėsim nuo pačio paprasčiausio, žinoma, present simple laiko. Ir visur matysite viršui tą mūsų formulę ir atkreipkite dėmesį, kad veiksmažodis, tai yra veikėjas, subject, papildinys object ir past participle nesikeičia. Nepaisant to, koks bus laikas, kaip mes keisim tą žodį have, has,
visos kitos dalys, jos visą laiką lieka tokios pat. Tai iš esmės mes pagal laiką kaitaliosime tik tai have. Taigi, kadangi tai yra present simple laikas, tai mes naudojame have arba has, arba neigiamas jo formas. I have my haircut every month. I have my haircut every month. Ne? Man kerpami plaukai kiekvieną mėnesį. Arba aš kerpuosi plaukus kiekvieną mėnesį, bet esmė ta, kad ne pati kerpuosi, o einu į kirpyklą arba pas kirpėją. She has her nails done at the new salon. She has her nails done at the new salon. Žiūrėkim vėlgi, has, tada ką tokius, her nails ir done. Trečia veiksmažodžio forma. Ji tvarkosi nagus arba jai tvarkomi nagai naujame salone, naujame grožio salone. Taigi, šitoj vietoj vėlgi pabrėžiama, kad ne ji pati tvarko savo nagus, o jai nagai yra tvarko. Keliaujame prie kito laiko, tai yra past simple. Ir žiūrėkim, viskas lieka taip pat, tik tai vietoj have ir has mes jau naudojame veiksmažodį had. Nes past simple laiku, ar ne, veiksmažodis had antra forma yra naudojama. Taigi, pažiūrėkim. He had his car washed yesterday. He had his car washed yesterday. Vakar jam buvo nuplauta mašina, ar ne? Arba vakar jis ne pats plovė, ar ne, bet jam buvo nuplauta mašina. Ar ne? Lietuviškai tiesiai ne visai tas pats išsiverčia, mes naudojam neveikiamąją rūšį dažnai, neveikiamosios rūšies sakinius, taigi, kad eitų suprasti prasmę. Ar ne? Taigi, had, kadangi past simple, tada his car ir washed trečia veiksmažodžio forma. Pažiūrėkime į kitą pavyzdį. We had the house painted last summer. We had the house painted last summer. Mūsų namas buvo nudažytas arba mums buvo nudažytas namas praeitą vasarą. Vėlgi, veikėjas mes, su kuo buvo atliktas veiksmas namas ir turim had, kuris parodo, kad tai past simple laikas ir turim painted trečią veiksmažodžio formą. Ne? Tai aš tikiuosi, kad kaip veikia formulė jau praktiškai tikrai suprantat, tik tai reikia atkreipti dėmesį, kad mes, vėlgi kartoju, tuos sakinius naudojam tada, kai mes kažką pasamdome, kažką pasikviečiame, kažkieno pagalbos, kad tą veiksmą mum atliktų. Nes mes patys arba nenorim, arba nemokam, arba nežinom, kaip kažką padaryti. Gerai, žiūrėkim toliau į kitą pavyzdį, tai yra future simple. Ir šį kartą mes naudosime will have, ar ne, future simple formą. Žiūrėkim. They will have their roof repaired next week. Jiems stogas bus pataisytas kitą savaitę, ar ne? Arba jiems stogas bus taisomas kitą savaitę. Jie taisysis stogą kitą savaitę. So, will have, ar ne, tada su kuo bus atliekamas veiksmas their roof ir tada repaired. Labai dažnai pasitaiko, kai naudojant šitą konstrukciją, pirmą norisi sakyti veiksmažodį, ar ne, nes bus remontuojamas stogas, lietuviškai pirmą remontuojamas po to stogas, bet angliškai būtent tokia yra formuluotė, tokia formulė, toks šablonas, pirmą the roof, tada repaired. I will have my phone fixed soon. Mano telefonas bus greitai pataisytas, arba aš greitai jau turėsiu savo telefoną pataisytą, taigi vėl turim I, tikės, will have, turėsiu, my phone ir fixed trečia veiksmažodžio forma. Keliaukime toliau. Present continuous, tęstinis laikas. Tai jeigu prieš tai labai aiškiai matėsi, kad mes turim kažkokią situaciją, kada tas veiksmas atliekamas, ar įprastai ir naudojam present simple, ar kažkada tiesiog praeitį ir naudojam past simple, arba kalbėjom apie ateitį ir naudojam future simple, dabar pažiūrėkime, kaipgi su continuous laikais. Vėlgi, prisimenam continuous laiko sudarimą ir kągi mes darysime šį kartą su have. Tai bus am, is arba a, priklausomai nuo to, kas yra veikėjas, ir having, veiksmažodis su galūne ing. She is having her dress cleaned now. She is having her dress cleaned now. Jos suknelė dabar yra valoma, arba jai dabar yra valoma suknelė. Kažkas tai tokio. Ir esmė tokia, kad šiuo metu kažkas valo jos suknelę, ar ne? Tai is having, tada su kuo atliekamas veiksmas her dress ir clean.
We are having the office redecorated. We are having the office redecorated. Irgi šiomis dienomis, maždaug šiuo metu atliekamas veiksmas, mums šiuo metu redekoruoja biurą, ar ne, arba kabinetą. We are having dėl to, kad present continuous, the office, su kuo atliekamas veiksmas, ir redecorated. Pažiūrėkime į past continuous, tai kai veiksmas tęsiasi kažkokiu metu praeityje, kai kažkas įvyko. Vėlgi, taip kaip present continuous mes turėjom am, is arba a plus having, tai čia pažiūrėkime, kas keičiasi. Tai yra was, were ir having. Ar ne? He was having his suit tailored when I saw him. He was having his suit tailored when I saw him. Pradėsiu nuo galo, kai aš jį pamačiau, vėlgi, sudėtinga lietuviškai pasakyti, jam buvo, tarkim, tvarkomas, matuojamas kostiumas, ar ne? Kostiumas, tuo metu, kai aš jį pamačiau, jisai stovėjo ir ten tikriausiai siuvėjas kažką savo žymėjosi, kaip čia kažką tai padaryti, kaip jam pritaikyti kostiumą. They were having the garden landscaped all week. They were having the garden landscaped all week, tai praeity tam tikrą laiką besitęsęs veiksmas. Jiems buvo landscape yra tai, ką mes darome su aplinka, ar ne, dažniausiai mes sakom, kad tai yra landšafto tvarkymas, apželdinimo tvarkymas, ar ne, tai jiems buvo, tarkim, želdinamas sodas praeitą savaitę. Tai iš esmės tas tiesiog tie pagrindiniai tvarkymo darbai. Vėlgi mes turim were having, kadangi tai yra past continuous, veikėjas yra they, su kuo buvo atliekamas veiksmas, tai yra the garden, ir veiksmažodis su galūne ed, trečia veiksmažodžio forma, tai yra landscaped. Ok, present perfect, pažiūrėkime, kokiu atveju mes galėtumėm panaudoti present perfect šiuo atveju. Taigi, kas keičiasi? Atkreipkite dėmesį, mes turim have arba has, priklausomai nuo veikėjo, ir had. Trečia veiksmažodžio forma, kuri yra reikalinga sudaryti present perfect laiką. I have had my car serviced recently. I have had my car serviced recently. Ar ne? Pastaruoju metu nesenai man buvo sutvarkytas automobilis. Ar ne? Nuvariau į servisą, į kažkokį garažiuką ir man sutvarkė automobilį. Ar ne? Tai naudojam present perfect, nes tai įvyko neseniai, pastaruoju metu, iki dabar situacija tebėra gera, automobilis vis dar gerai veikia, todėl mes turim have had, tada su kuo buvo atliktas veiksmas my car ir serviced, aptarnautas, sutvarkytas ar ne automobilis, trečia veiksmažodžio forma. She has had her teeth whitened. She has had her teeth whitened. Jai tarsi buvo išbalinti dantis, taigi vėlgi she yra veikėjas, has had, nes present perfect laikas, tada su kuo buvo atliktas veiksmas, tai her teeth ir whitened, ne, veiksmažodžio past participle, trečia veiksmažodžio forma. Ir paskutinis dalykas, paskutinis pavyzdys šiuo atveju, mes nesigilinom į present perfect continuous, past perfect ir kitus tos rečiau naudojamus laikus, bet su jais taip pat galime naudoti, pritempti prie tam tikros situacijos, jeigu reikia tą konstrukciją. Pažiūrėkime į modalinius veiksmažodžius ir modaliniai veiksmažodžiai yra tokie specialūs veiksmažodžiai, kurie gali būti naudojami, ar ne, tai visokie can, could, will, must, should, ought to ir panašiai. Pažiūrėkime į konstrukciją, tai naudojam modalinį veiksmažodį ir tiesiog veiksmažodį have. You should have your air conditioner checked. You should have your air conditioner checked. You veikėjas, ar ne, you should have, tu turėtum, kai mes duodame patarimą žmogui kažkokį, kad jis turėtų kažką padaryti, arba išreiškiam savo nuomonę, ar ne, kaip mes manom, kad jis turėtų elgtis, naudojame žodelį should. Toliau, su kuo atliekamas buvo veiksmas, your air conditioner, tavo oro kondicionierius, ir checked patikrintas. Taigi, tu turėtum pasitikrinti, arba tau reikėtų, kad patikrintų tavo oro kondicionierių. Ne, lietuviškai būtų kažkas tokio. Ir can I have my documents scanned here? Can I have my documents scanned here? Čia turim pavyzdį, kuris yra ir klausimas. Atkreipkite dėmesį, mes iškeliam modalinį veiksmažodį į priekį, nes tai yra klausimas. Can I have?
tada ką tokius, su kuo atliekamas veiksmas my documents ir scanned nuskanuoti, ar ne? Ar galėtumėt nuskanuoti, ar ne, mano dokumentus, ar galima čia nusiskanuoti dokumentus, ar ne? Todėl, kad ne pati atliksiu veiksmą, o norėsiu, kad kažkas kitas už mane nuskanuotų. Taigi taip mes naudojame modalinius veiksmažodžius. Dabar pažiūrėsime į keletą, tarkim, situacijų, kada mes naudojame tokio tipo sakinius, tokią konstrukciją, ar ne, gali būti, kaip jau ir matėte iš pavyzdžių, tiesiog labai paprastos kasdienės situacijos, kai mums kažkokie tai dalykai, kažkokios paslaugos yra suteikiamos, kažko tai mums duoda, ar ne, kažką tai mums daro. I had my eyes tested last week, ar ne, tarkim, praeitą savaitę man patikrino akis, ar ne, arba aš pasitikrinau akis kažkur pas okulistą. Vėlgi, ne aš pati tikrinausi, tai darė specialistai, aš jiem už tai sumokėjau ir jie man patikrino akis. We're having the carpets cleaned tomorrow. Rytoj bus valomi mūsų kilimai. Taigi, we are having the carpets cleaned tomorrow, tai suplanuotas veiksmas, todėl naudojam we are having. Tada su kuo tas veiksmas bus atliekamas? The carpets ir cleaned. Darbinės situacijos, ar ne? Vėlgi mes galim naudoti šitos dalykus darbinėje aplinkoje. The company had the website redesigned. The company had the website redesigned. Iš šito sakinio mes matom, kad įmonė ne pati tai darė, ar ne, tarsi įmonėje buvo perdarytas internetinis puslapis jų. Ir esmė ta, kad iš to sakinio mes matome, kad jie ne patys tai darė, kad jie pasisamdė žmonės, kurie tai daro profesionaliai ir jiems buvo sutvarkytas jų puslapis. They'll have their business leaflets printed soon. Jų lankstinukai, verslo lankstinukai bus greitai atspausdinti. Taip, tikriausiai, taigi they, ar ne veikėjas, will have, kalbame apie ateitį, ką tokius dabar su kuo bus atliktas veiksmas? Their business leaflets, jų verslo reprezentuojantis kažkokie tai lankstinukai, ar ne? Gali būti, mato, daug ilga frazė, su kuo tas veiksmas atliekamas ir printed yra trečia veiksmažodžio forma. Kitos situacijos, pavyzdžiui, he had his portrait painted by a famous artist. Jeigu mes norime pasakyti, vėlgi, ar ne, kartais mes sakom tiesiog kažkas akis patikrino, kas patikrino, tas žmogus, kuris tai daro, ar ne, arba ten kažkokia buvo namas perdažytas, tai kas tą namą perdažė, kažkas ar ne, kas moka tai daryti, dažytojai, pavyzdžiui, ar ne. Tai kartais mes nesakom, kas veiksmą atlieka, nes tai yra, tarkim, arba akivaizdu, arba savaime suprantama, arba visiškai neįdomu. Kartais mes galime su žodeliu by, kaip ir passive voice, kaip ir neveikiamosios rūšies sakiniuose, pridėti, kasgi tą veiksmą atlieka. He had his portrait painted by a famous artist. Jo portretas buvo nutapytas žymaus menininko, ar ne? Vėlgi, he had, tarsi jis pasamdė tą dailininką, kad nutapytų jo portretą. Taigi, he had his portrait painted. Arba, we are having our photos taken by a drone. Mūsų nuotraukas darys dronas. Vėlgi, ne patys darėm, nors veikėjas yra we are having. Tada su kuo bus atliekamas veiksmas? Our photos ir taken. Ir tada pristatome, kasgi bus tas fotografuojantis, kaip matome, nebūtinai žmogus, tai by a drone. Kokios dažnai pasitaikančios klaidos? Esmė yra tokia, kad reikia atkreipti dėmesį, kad būtinai mes šitą konstrukciją naudojam tada, tik tada, kai ne patys atliekame veiksmą. Taigi toks sakinys kaip I had my car fixed myself yra visiškai neįmanomas, todėl kad I had my car fixed parodo, kad kažkas kitas atliko veiksmą, ne aš pats. Aš pasamdžiau kažką, aš nuvažiavau į servisą, kad mano automobilį pataisytų, ne aš taisiau. Todėl tokiu atveju žodžio myself ten tiesiog negali būti. Ar ne? Tai čia į šitą I had my car fixed myself yra sudėti du dalykai, kurie negali būti kartu. Ką mes galim padaryti, ar ne? Jeigu tikrai aš pati taisiau automobilį, tai I fixed my car myself. Nereikia had my car fixed. Tiesiog I fixed, aš pataisiau savo automobilį myself, pati. Jeigu ne aš pati taisiau, tai I had my car fixed. Ar ne, man buvo sutaisytas automobilis,
tada žodžio myself nebenaudoju, ar ne? Taigi, dažniausiai pasitaikanti klaida, nekalbant apie sudarimą, reikia būti atidžiais ir nesumaišyti eiliškumo, reikia atkreipti dėmesį, koks laikas yra naudojamas ir tą laiką taisyklingai sudaryti su veiksmažodžiu have. Ir taip pat šitas pavyzdys, šita klaida yra susijusi su tuo, kad kada mes naudojam šitą konstrukciją, ar ne? Tai jeigu mes patys kažką padarom, arba jeigu mes kalbam apie savo namą, apie savo stogą, jeigu mes tai darėm patys su šeima, ar ne, pavyzdžiui, arba šeimos nariai, ne kažkas samdyto iš šono, tai tokia konstrukcija būtų nenaudojama, mes tiesiog sakytumėm we painted our house, we changed our roof, jeigu mokam tokius dalykus daryti ir panašiai, ar ne? O šitą konstrukciją mes naudojame tik tai tada, kai kažkas atvyksta ir mums kažką tai padaro. So, that will be it. Taigi, šiam kartui tiek. Aš tikiuosi, kad šita have something done konstrukcija nebus jums per daug sudėtinga. Labai kviečiu komentaruose parašyti bent po vieną pavyzdį, panaudojant šitą konstrukciją. Pagalvokit, kas nutiko jums šią arba praeitą savaitę, kokią paslaugą pasinaudojate, gal galit parašyti būtent su have something done pavyzdį. Labai lauksiu jūsų sakinių, labai lauksiu jūsų pavyzdžių. Taip pat primenu, kad galite registruotis į mano jau ateinančią kursų sesiją. Nuorodą rasite taip pat aprašyme. O taip pat kviečiu prenumeruoti mano kanalą, jeigu dar to nesate padarę. Jeigu jau prenumeruojate kanalą, jeigu video buvo įdomus ir naudingas, paspauskite like mygtuką. Jie tikrai yra labai naudingi video algoritme, kad ir kiti pamatytų šitą mūsų video. O šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Thank you all and have a wonderful day. Bye bye everyone.